Gerbėmiai žiūrovai, žiūrovės, nepamirškite, kad jūs galite tapti šio šou dalimi. Tiesiog užpildykite anketą tv3.lt ir jūs būsit šalia mūsų nuostabiausios kompanijos. Kompanijos, kuri su nerimu širdyje pasitinka antrą vaikiną. Esu Algirdas iš Alytaus. Sveikos merginos. Jau, tu turi būti stiprus, kad apgint namus. Tu turi būti stiprus, kad apgint savo paną. Panelės, jūs turi būti stiprios, nes tai pirmasis įspūdis ir pirmasis jūsų verdiktas. Kas nepatiko merginoms? Kokie faktai? Kamilė, kodėl? Jis tik pražiojo burną ir viskas. Nu, nepatiko. Taip kalbi lyg kalta jausdamasi. Bet tu ir turi būti kalta. Užtat Elenai labai patiko. Tai žinoma. Elena, dar parodyk savo nuostabią šypseną. Ar tu galėsi atsilaikyti prieš ją? Merginos praleidusios progą su pirmuoju vaikinu, žinoma, laukia tavęs nebejotinai stipriai. O dabar atėjo metas antrajam raundui, kurio metu tu turi šansą atskleisti save dar labiau. Taigi, talentingas, nuostabus pasirodymas, balsuoti, spausti mygtukus galima tik po jo. Pirmin. Merginos, jūsų verdiktas. Viskas yra gerai, jums tai patinka. Jau matau, kaip... Ar mes bent šiek tiek įtikom tau? Įtiko. Na, 7-8, ar ne? 7. Nendrelė, nendrytė. Taip. Ir kokį šou tu atėjai? Ar tu atėjai vaikinų ieškot? Taip. Ar tik skalbimo mašinos? Ir to, ir to. Vaikino, kuris skalbtų. Ingrida, ar ne per išrankios merginos, kurioms tai 7, tas tai to, tai ano? Šokis tai pakerėjo, o žiūrėsim, ką reportažas parodys. O gal nebus reportažo? Inga. Kiek galim, ar ne? Taip. Eitum. Eičiau. Ingaitų. Kažkas reikalavo reportažo ir galimybės dar labiau pažinti Algirdą. Trečiasis raundas ir žinoma tokia galimybė jums pažinti ir spausti mygtuką, jeigu tai, ką matot, nepatinka. Žiūrim video. Mėgstu labai diskutuoti ir tose situacijose būti teisus. Dabar studijuoju menų doktorantūroje. Taip pat kaip konsultantas dėstau Dailės akademijoje piešimą. Iš jaunųjų menininkų vienas geriausių piešėjų Lietuvoje. Esu krapštukas, mėgstantis ilgai sėdėti prie darbų, negerintis alkoholio. Visai. Beibojus, tai yra breikeris, vienas geriausių Lietuvoje. Mano pagrindinis minusas gal, kad labai mažai laiko skiriu merginoms. Merginos, jūs turbūt supratote, kad kalbėjo ne Algirdas, kalbėjo jo brolis. Dvynys. O tai tikrai įdomus faktas.
Deja, mums nepavyko įtikti Monikai. Ingrida su Inga dar laukia savo šanso. Kaip savo šanso laukia ir Julija. Ar tu žinai bent kur esi? Ar ne? O kur Kaip čia? vertini Algirdą? Kaip vertini interviu apie jį? Nerealiai, viskas gerai. Svarbiausia, nuo alkoholio ir tik tai dance ir dance ir dance. Nerealiai. Non-alcohol. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Non-alcohol. Štai, abstinentės renkasi Algirdą. Algirdai, tokiu būdu mes priartėjome prie to momento, kai renkiesi tu, o ne tave. 4 raundas. Algirdai, užgesink visas švieselės ir palik tik 2. Tų merginų, kurios tau žiauriai patinka. Wow. Be alkoholinis ir šokantis Algirdas. Ar tai bus Julija, kuri taip išgyrė jo savybės? Ouch. Au! Au! Oi, skauda! Au! Liko! Taip! Bravo! Liko Inga ir Julija. Gerbėmiai žiūrovai, publika, sutikime, liko žiauriai žavingos damos, žiauriai žavingos. Kaip pasirinkti? Paskutinis tavo šansas užduoti klausimą joms. Vieną ir tą patį tiesų aštrų joms. Klausimas bus labai trumpas. Koks yra jūsų gyvenimo tikslas? Julija greičiausiai pasakys dance, 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 non-alcohol. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dar kol kas. Nuo alkoholio po to ir paskui vaikai, šeima ir viskas. Family. Family. Family woman. Ha. Pusiau lietuviškai, pusiau angliškai kalbanti Julija ir green lietuvaitė Inga. Green Lietuvaitė. Gyvenimo tikslas, aš manau, tiesiog prasmingai pragyventi. Linksmai smagiai, galbūt pėdsaką palikti. Su geru vyru. Su geru vyru. Su geru vyru. Galbūt su kunigaikščiu Algirdu. Algirdai, daugiau tau padėti nebegalim. Merginos pasisakė, rinkis tu. Pirmin. Julija. Julija, dance, dance, dance. Family, family, family. Ar Inga? Pagal visą įdirbį. Merginos, prašom pasitraukti nuo mygtuko. Algirdo pasirinkimas. Tai yra Julija. Dėmesio! Publika paploja Algirdui ir Julijai! Wow! Iš pradžių bus taip. Pasimatymas, po to dance, dance, dance ir non-alcohol ir family. Sėkmės jums! Žodžiu taip. Pasimatymas, šokiai, jokio alkoholio ir šeima. Tikiuosi vaisių. Vaisių ta prasme, kad galbūt draugausim. Jo, žavingas, mielas, neįsišaukiantis.